Dar viena kova prieš Karolio Liukaičio dvikovą, Sergej Bigišev ir Valts Višnevskiai. Taip pat Lietuvio ir Latvio dvikova. Čia bent jau nesuklydau. Sergej Bigišev iš Vilniaus Vendetos klubo sportininkas ir jo varžovas iš Latvijos. Pristatomas kovotojas iš raudonojo namo kampo. Jis iš Latvijos, svoris 81 kilogramas. Valts Višnevskis. Svorio kategorijoje iki 84 kilogramų. Valts Višnevskis 81 kilogramas. 82 centimetrai, svoris 80 kilogramų. Amžius 27 metai. Pasiekimai Europos grappling imtynių čempionas. Na, pakankamai patyręs Sergejus Bigiševas. Čempionatų prizininkas iš klubo Vilnius Vendeta. Smauglių klano atstovas Sergej Bigišev. Daug palaikymo ir netrukus kovos pradžia. Pirmasis raundas. Ir iš karto, kaip girdėjote, Smauglių klano atstovas iš karto stengiasi kovą perkelti į parterį. Iš karto įsikibo į varžovą Sergejus Bigiševas. Na ir pagaliau pasiekė savo tikslą Sergejus Bigiševas. Ir jis patogioje pakankamai padėtyje dabar. Čia galima ir smūgiuoti, ir atlikti skausmingą veiksmą. Ta ir daro dabar Sergejus Bigiševas, keletas smūgių. Ir štai yra trikampis smaugimas. Viskas, teisėjas stabdo kovą. Puikiai parteryje savo sugebėjimus pademonstravo vilnietis. Ir 2-0 laimim prieš svečius iš Latvijos kol kas. Ir dar viena kova, kurioje taip pat susitiks lietuvis ir latvis. Tad trečioji bus dvikova. Čia kol kas mums sekasi tikrai neblogai. Ir prieš atsiimant prizus Sergejui Bigiševui dar teks atsakyti keletą klausimų. Jam yra įsteigiami universal prizai. Ir bučinys iš mūsų mergaitės. Sergejau, norėjau paklausti, kas yra tavo stipriausia kovojimo pusė? Ar tai yra stovėsena, ar kaip jau populiaru Smauglių klane imtynės? Na, šį kartą nugalėjai skausmingų laužimo. Iš tikrųjų, tie, kurie mane pažįsta, žino, kad mano kelias, kovotojo kelias prasidėjo karatė salė, po to perėjau į imtynę. Taigi, ir tas man ardybė paskutiniu metu daugiau skartau būtent imtynių tiek. Na ir štai toks išsamus atsakymas. Sergejus Bigiševas, kągi sugeba ir smūgiuoti, sugeba ir imtyniauti. Ir tai yra iš tikrųjų labai pavojingas kovotojas.